Sveiki, šiame video mes aptarsime apie likvoro tyrimus ir jų užsakymą. Ar reikia atlikti likvoro tyrimą, nusprendžia budintis gydytojas neurologas. Lumbalinę punkciją atlieka neurologas arba skubiosios medicinos rezidentas arba gydytojas reanimatologas. Prieš tai būtina informuoti apie slaugytojai apie būsimąją procedūrą ir kad jinai susiruoštų būsimąją procedūrai ir sunumeruotų likvoro mėgintuvėlius nuo 1 iki 4, kadangi pagal numeraciją bus paimami likvoro tyrimas. Pirmasis mėgintuvėlis bus skirtas tirti citozei, antras mėgintuvėlis bus skirtas tirti biochemijai, trečias ir ketvirtas mėgintuvėliai bus skirti padėti į šaldytuvą prieš tai užrašius paciento inicialus, kadangi šie mėgintuvėliai bus skirti tolimesniems tyrimams, tokiems kaip likvoro pasėliui. Šie mėgintuvėliai keliauja kartu su pacientu. Vadinasi, jeigu pacientas yra guldomas į skyrių, mėgintuvėliai iš šaldytuvo kartu keliauja su pacientu į skyrių. Jeigu pacientas yra pervežamas į kitą ligoninę, mėgintuvėliai iš šaldytuvo kartu keliauja su pacientu į kitą ligoninę. Pildomi 2 lapeliai užsakymui dėl likvoro ištyrimo. Pirmas lapelis yra pildomas dėl citozės, tai yra perbraukiama iš abiejų pusių. Antras lapelis yra pildomas dėl likvoro biochemijos, tyriama glikemija, laktatai, chloridai ir baltymas.